Šiandien susipažinsim su pagrindiniais jarbo valdymo elementais ir detalėm, apie kurias reikia žinot šiek tiek daugiau. Taigi, čia yra pjovimo mechanizmas, gali būti sniego pūstuvas, gali būti žoliapjovio, gali būti lapų pūstuvas, žoliapjovio gali būti pro. Čia matom lietaus daviklį, čia matom ultragarsinius daviklius, čia yra kameros ir jos turi pašvietimą. 2 LED prožektorius. Čia yra bamperis, jis yra aktyvus per visą šoną, priekį ir kitą šoną. Čia yra atkabinio mechanizmas, jį galima atkabinti, vieną svirtelę, antrą svirtelę. Čia yra rankenos, už kurių paėmus žoliapjovio galima patraukti. Ten viduje yra kabelis, kurį galima atjungti ir žoliapjovė nusikabins visiškai. Roboto kairėje pusėje matome pjaunamosios bamperį, rankeną, už kurios galima pakelti pjaunamąją, tas pačias svirteles, kurios atsisega pjaunamosios nuėmimui ir rankeną, kuri padeda užkelt pjaunamąją ant kablių. Čia matom GPS RTK anteną, jas reikia saugot. Čia yra prožektorius, čia yra kamera. Kamera yra šildoma, tai žiemą, jeigu apšąla arba kaip šiuo atveju yra rasa, kamera yra pašildoma ir mato vaizdą labai gerai. Vikšrai, karts nuo karto reikia išsivalyti šiukšlės iš vidaus, iš čia ir ten ir sutept vikšrus, kad jie nediltų taip greitai. Čia yra rankenos, už kurios galima robotą pakelt iš vienos ir iš kitos pusės. Čia matom lempą, kuri mirksi, kada robotas dirba. Roboto dešinėje pusė, tos pačios rankenos, tas pats bamperis, svirtelės, rankena, apie kurias jūs žinom. Antra GPS RTK antena, šviestuvas, kamera, vikšrai, vikšrų valymas, tepimas, viskas tas pats. Ta pati lemputė, skirtingai negu anoj pusėje, čia mes dar turim lanksčią halo anteną. Ši antena bendrauja su roboto antenų bloku esančiu kažkur tai kitoje vietoje. Roboto galinė dalis, kaip ir minėjau, stop mygtukas. Paspaudus robotas sustabdys bet kokius judėjimus, bet kokias operacijas. Tam, kad robotą vėl paleist, reikės mygtuką pakelti viršų. Čia mes turim apšvietimą, turim 2 kameras ir čia yra dangtelis, po kuriuo slepias tam tikras valdymas. Dangtelį pakeliam į viršų, nusimam dangtelį. Ten yra mygtukas, kurį paspaudus robotas aktyvuojas. Čia yra vieta kabliui. Uždėjus kablį nepamirškit pritvirtinti su varžtu. Čia yra portas, per kurį galima pakrauti robotą per laidinį pakrovėją. Tarkim, jis yra išvežtas kažkur į kitą vietą, kur nėra krovimo stotelės. Čia yra portas, prie kurio jungias papildomi aksesuarai. Šiuo atveju artimiausias aksesuaras yra trimeris. Tai va, trimeris jungsis būtent į šitą portą. Nepamirškit uždaryti dangtelio, kad nepatektų drėgmė. Ir uždaryti dangtelio.